Prasmės alchemija. Apie prasmingus dalykus, ne visai paprastai, bet prasmingai. Tai beprasmybės, aš manau, momentai žmogui yra irgi labai reikšmingi ir prasmingi tam, kad jisai suprastų ir padarytų pasirinkimą, tai aš noriu gyventi ar aš nenoriu gyventi. O dabar tu pabūk štai pauzį beprasmybės. Ir tada, žinai, jinai nėra faina, aš esu patyrus tokių, žinai, irgi etapų beprasmybės. Nes dabar tam pertekliuje, pritekliuje, žinai, labai dažnas pameta aistrą gyventi. Nes yra iš patogumo. Sunkus laikai gimdo stiprius žmonės kuria lengvus laikus, lengvi laikai gimdo silpnus žmonės, silpni žmonės kuria sunkius laikus, ar ne? Ir va toks. Sveiki, čia Prasmės alchemija. Tai tinklalaidės apie prasmę darbe ir gyvenime. Šiuose laidose, dialoguose kviečiuosi ekspertus, su kuriais galime įdomiai ir prasmingai diskutuoti. O šiandien labai džiaugiuosi laidoje turėdama žymę kaučerę, psichologę, gilių transformacinių pokalbių ekspertę, profesionalią kaučerį ir knygų autorę ir įvairių man patirtų kelionių organizatorę Mildą Sabienę. Tai sveiki visiems, dėkui labai tau, Gabija, už pakvietimą ir man iš karto, žinai, klausimas kilo, kadangi tu turi labai daug projektų ir pas tavę tu pilna kūrybinių idėjų esi visą laiką. Kas čia per projektas, apie prasmę, apie taip, kaip tau kilo šitą idėją? Tikrai tu labai teisingai pastebėjai, kad turiu ne vieną kūrybinį sumanymą ir gyvenime tarp jų ir gyvenu savo idėjų pasaulį ir įvairių kūrybinių projektų. Man jie labai svarbus, gyvi, kaip ir šis Prasmės alchemijos projektas. Jis užgimė kaip kūrinys prieš kelis metus. Iš tiesų, tikriausiai į šitą lauką prasmės paieškų mane pastumėjo šiek tiek mokslinė veikla, tokios semiotikos studijos. Kaip tik žiūriu tau už nugaros, Kęstučio Nastopkos knyga literatūros semiotika. Tai semiotikos studijos, kuriuose iš tiesų pradedi ieškoti prasmės įvairiuose tekstuose, įvairiuose medijų formose. Na ir tos prasmės paieškos, ypatingai literatūros kūriniuose, atvedė mane į prasmės paieškas organizacijų vadyboje. O, super. Ir čia aš pradėjau doktorantūros studijų projektą, kurio tikslas yra padėti surasti prasmę neprasmingose dalykuose, neprasmingose užduotise darbe. Tai kadangi organizacijų vadyba nagrinėja tokį darbo, organizacijų lauką, aš atsinešu tam tikrą semiotikos žinių, tam tikrą kažkokį bagažą, gal jis nėra dar aišku didelis, bet pradedu taikyti tam tikrą žvilgsnį iš tokio struktūralizmo, iš semiotikos, žvelgdama į organizacijas ir į prasmingą darbą kaip tyrimo objektą, į prasmę darbe. Tai be abejo, man įdomus yra prasmingo darbo, prasmės darbe toks fenomenas ir jį patyrinėti. Čia dalis yra tokio mano mokslinio tyrinėjimo, bet kadangi aš tikrai nesu vien tik tai mokslo žmogus, esu labai daug praktikos, kūrybos žmogus, tai aišku, man norisi pamatyti dalykų ir praktinę vertę ir iš jų paversti viską kažkokiais kūriniais. Taip gimė Prasmės alchemija. O Prasmės alchemijos, jau pati tokia tos frazės pavadinimo struktūra leidžia numanyti, kad čia mes bandysime užčiuopti tos prasmės transformacijas, kaip alchemikai iš kažkokių nevertingų žaliavų nori sukurti kažką vertingo, ar ne, nori aukso. Tai čia prasmė yra tas auksas iš kažko, kas galbūt mums netrodo prasminga kasdienybėje, gyvenime arba darbe. Juk mes visi ir darbe, ir gyvenime turime kažkokią užduočių paletę, rutiną, monotoniją, o visi norime labai gyventi prasmingą, tiesiog toks egzistencinis žmogaus poreikis yra nugyventi prasmingą gyvenimą. Ir mes norim, kad gyvenimas būtų prasmingas, arba norime dirbti prasmingą darbą, arba dirbti prasmingose organizacijose, bet tuo pačiu tikrai gyvenimo kasdienybė ir darbo kasdienybė duoda mums tam tikrą monotoniją ir rutiną. Mano užduotis padėti
ir savo tai suvokti, ir padėti kitiems, kurie klausosi, kaip iš to, kas atrodytų neprasminga, kaip iš tos monotonės rutinos, iš tų nuobodžių, gal neįdomių dalykų, galime ištraukti prasmę. Nu, kaip eliksyrą, ne? Kaip ištraukti, kaip čia ta alchemija vyksta, tai čia tokia kasdienybės alchemija, pamatant prasmę, kur ją apčiuopti, ko reikia tam, pavyzdžiui, tu esi kaučerė ir tavęs klausia, o ko reikia, ar ne, kad mes galėtumėm pamatyti prasmę neprasmingose dalykuose. Žinai, prasmę, mano manimu, ištraukia labai vienas paprastas klausimas, kuris labai užknisa dažnai. Ir kai tu savęs pradės klausti, o ką man to reikia? Kam man to reikia, žinai? Ir tai pradžioje mes duodam tą paviršutinį atsakymą ir tada klausiu, o ką man to reikia, pavyzdžiui, būti laimingai. Nu gerai, va, o ką man būti, iš tiesų, ką man reikia būti laimingai? Reikia jos neieškoti. Reikia jos primiktinai nesiekti, nes tai prieštarauja pačiai laimės pasireiškimo savaščiai. Bet supranti, kas ir yra, nes kai mes pradedam ieškoti laimės, ar ne, tada mes ką sakom? Nu, pasąmoningai sakai, kad aš dabar esu nelaimingas, ar ne, tu iš karto nukreipi, tu išeini iš dabartinio momento čia ir dabar, realiai tu atsisakai sąjungos, va dabar tos pajautos kūno, buvimo kūne, ar ne, ir supratimo, va, kaip dabar mano kūnas jaučiasi, kokie yra jausmai, kaip man patogu, nepatogu ir taip toliau ir panašiai. Ir tu nulėki kažkur į priekį, ieškoti kaip asiliukas laimės. Ne kūne patirti. Tu esi ten ateityje, o ateities realiai nėra, nes visą laiką yra tik tai čia ir dabar. Arba tu nulėki kažkur į praeitį prisimindamas tada ten kažkokį laimingą savo gyvenimo momentą ir realiai tu duodėsi ateitis, praeitis, o dabartis tavo eina pro šoną, nes tavęs šitam kūne nėra. Ir tada tu negali užfiksuoti, kad va, dabar, ne, aš sėdžiu su tavim ir kalbu, ar aš dabar laiminga. Nu taip, aš dabar laiminga, ne? Ir va, tas užfiksavimas tai yra nesivaikimas, yra laimės pojūtis. Laimę galime patirti tik per kūną, ne? Tu negali jos patirti per protą. Tau per kūną ateina, wow, laimė, ar ne? Tai yra kūne, yra jausmai, kūne yra emocijos pojūčiai. Ir bet jeigu tavęs kūne nėra, o tu esi mintimis ten ir čia, nu, tu niekaip nepatirsi tos laimės. Tai, Milda, ar dabar apie laimę pasukom link tos laimės, o sugrįžkim dabar prie tos prasmės. Nes čia vis tiek tokios nėra ta pačios savokos, ar ne? Nėra. Ne, tai sugrįžkim, o tada prasmė. Jeigu laimę mes galim iš tiesų išgyventi kaip džiaugsmą, kūnišką buvimą toje akimirkai, o kaip mums iš tikrųjų tą prasmę pagauti, kokia ta prasmės pagava kasdienybė, kaip jį reiškiasi? Man geriausiai yra klausimas kam ir, žinai, tam, kad užduotum klausimą kam, tu turi prieš tai turėti tikslą. Ne? Nes jeigu nėra tikslo, nėra tikslo klausti, žinai, kai būna tas pasakojimas, kur Alisa ateina stebuklų šaly prie Katino ir klausia, Katinė, kur man eisi? Jo, sako, nežinau, sako, tai kur nori, ar ne? Nu, kam tau reikia mano atsakymo tada? Tau nereikia mano atsakymo, nes tu neturi tikslo, tai tu bet kur eisi ir tu bet ką patirsi. Tai gyvenime lygiai tas pats, ar ne? Vat, tikslų siekimas realiai yra labai susijęs su prasme. Ir labai dažnai, kodėl mes nepasiekėm tikslo, todėl, kad nematom prasmės. Ne? Nes būtent prasmės turėjimas tiksle, jisai padeda mums sukoncentruoti, jisai padeda motyvuotis, ar net tą pakelti vidinę motivaciją. Ir net ir tai, žinai, sunkiais momentais, kaip ten tamsiausios nakties momentais, kai norim nuleisti rankas ir nieko nedaryti, mums vis tiek ta vidinė motivacija ir prasmė, jinai pakelia ir sakom, nu gerai, dar padarysiu šiandien, o tada žiūrėsiu. Dar tik tai šiandien. Tai vat, tam, kad turėti prasmę, pirmiausia, reikia turėti tikslą. Nes kitaip nėra prasmės. Į priekį. Bet jeigu ta prasmė gimsta tik toje projekcijoje, žvelgiant į priekį, ką aš turiu padaryti, ar ji gali būti prasmė tik projektuojama į priekį, nežvelgiant, jinai gali užmotyvuoti kaip tikslas ir būti tam tikras impulsas siekti prasmės. Semiotiškai, kur aš atsinešu tą tokį man patinkantį pasakymą, kad prasmė pasirodo pavėluotai. Ji negalima jos užčiuopti dabarties akimirkoje, ji pasireiškia tuomet, kai mes ir retrospektyviai apžvelgiame tai, kas įvyko ir pamatome galbūt skirtumą tarp to, kaip buvo ir kaip yra. Koks yra tas žvilgsnis, į prasmę iš tokio laiko perspektyvos?
ar čia yra kažkokia laiko sustojimas, toks vidujinis laikas, kai mes tą prasme užčiapiam, ar čia kelias tarp praeities ir ateities. Nes va tas, jeigu žvilgsnis į priekį, man atrodo, kad mes galim labai daug užsiprojektuoti ir tada nusivilti tipo, kad nėra prasmės, jeigu mums kažkas nepavyko. O kai pažvelgiam į atgal, visada galvom, bet viskas išėjo į gerą, tokia labai taip. primityviai, taip folkloriškai, ne? Kad vis tiek viskas kažkaip turėjo prasme. Tai va kaip tu galvoji su ta prasme laike, kur jinai pasigauna? Okay, tai čia aš iš karto, žinai, galiu padaryti, realiai 3 pjūvius. Nes aš matau prasme ir į ateitį, kai yra tikslas ir yra prasmė. Yra prasmė proceso, kai aš esu čia ir dabar, nes tai yra labai didelė prasmė jausti. Jausti kūną, nes per kūną mes gaunam ženklus, jausti dabarties džiaugsmą yra labai didelė prasmė, nes per tai tu labai aiškiai yra, kur tavo dėmesys, į ką tu fokusuojasi, ar ne, į ką tu nukreipi savo pagrindinę energiją. Tai va čia irgi yra prasmė, ar ne, va, dėl ko tau reikia piktintis dabar, ar pykti, ar ne, kokia tau prasmė. Ar tu vietoj to gali padėkoti žmogui ir daryti kažką tai gero. Tai čia yra dabarties momentas, ar ne, tas pjūvis. Ir yra praeities momentas, tai yra irgi labai gražu apie tai, kai žmonės, labai dažnai tai vyksta pas psichologus, kaučerius. Dažnas momentas, kai jie ateina piktindamiesi, kad gyvenimas yra toks anoks, kaip yra neteisinga, ypatingai ten su tėvų traumom, kaip tėvai sutraumavo ir taip toliau ir panašiai, bet tai yra gyvenimo patirtis. Ir kai tu padedi žmogui, kaip tu organizacijoje, žinai, tai aš ir žmogui, ar ne, padedu suvokti, žiūrėk, gerai, nueikime į tą praeitį, ar tikrai tai buvo tai blogai, ką tu iš to gavai, kokia tau iš to nauda, kaip tau tai tarnauja šiandien, nes tada tu kaip buvai vaikas, paauglys ar su savo įsitikinimais, savo pasaulio matymu, tu tiesiog, žinai, nematei to didesnio vaizdo. Tu buvai toks, tunelinis mąstymas, ne? Ir tada žmogus taip retrospektyviai jisai gali pamatyti, tikrai, nes jeigu mano tėvai nebūtų buvę alkoholikai, ar ne, aš šiandien nebūčiau turėjęs tokios patirties ir aš šiandien nebūčiau kūręs gyvenimo kitokio. Galbūt aš šiandien būčiau alkoholikas, nes tikrai yra daug tokių dalykų, kai tėvai yra padoriai gyvenantys žmonės, negerintis ir taip toliau, o sūnus, prašau, alkoholikas. Žinai, tai vadinasi, tavo tėvai tai padarė, dabar atlaisvino tave, žinau, iš tos pareigos ir tu jau gali kurti kitaip. Tai ta prasmė yra ir retrospektyviai, ir čia ir dabar, ir ateityje. Tai jinai visur yra. Yra visur. Taip. Nes tas buvimas dabarties akimirkoje tikriausiai leidžia užfiksuoti kūniškai ir atmintyje tą buvimo momentą, kurį tu vėliau galėtum prisiminti. Reiškia, kuo tu aktyviau dalyvauji, tuo tu aktyviau įrašą darai, nes mes vis tiek toks įspaudų saugykla, kur mes kažką prisirenkam iš to, kas įvyko su mumis, kiek mes aktyviai įsispaudėm savyje patirtis, tiek mes kažkuo tampame, o tas mūsų tapsmas, virsmas vis kažkuo kitu ir yra tas judėjimas link tikslo. Tai kai aš žinau, kokį tikslą turiu, aš žinau, koks mano tapsmas turi būti, tam aš turiu aktyviai dalyvauti kasdienybėje ir visada dar pažvelgti į praeitį, kad, yra skirtumas, klausyk, yra skirtumas tikrai taip. Visame kame, organizacija, pažiūrėk, kai kuria organizacija ir tu gali pažiūrėti, dabar mes šiais metais švenčiam 30 metų jubiliejų SMK, pavadinome juos 30 prasmės metų. Super. Nes kodėl mes dabar pavadinam 30 prasmės metų? Ne tik dėl to, kad dabar ypatingai kalbam apie prasmę, bet todėl, kad pamatyti prasmę reikalinga ir tam tikra branda. Tai, pavyzdžiui, kaip organizacijai 30 metų yra tas etapas, anksčiau mes kūrėme ateitį, visokius dalykus, vizionieriškus, futuristinius, o dabar sakom, kad 30 metų yra laikotarpis, kai galim pažvelgti atgal, galim matyti skirtumą dalykų, kurių nebuvo, tarkim, kurių mes neturėjom ir tarp to, kuo mes tampam. Tai tas skirtumas yra labai esminis dalykas, nes jis pažymi mūsų tapsmą organizacijai, bet ir žmoguje. Tu gali pažiūrėti, kuo tu tapai. Faktas. O galbūt ir tapai kažko blogesnio, negu buvai anksčiau. Bet visai gali būti. Tada susimastyti, koks tas tavo tapsmas yra. O man įdomi tema vis tiek, mes čia kalbam apie alchemiją, ar ne? Kaip iš kažkokių medžiagų, kurios yra kasdienybė, neįdomu ar kažkas, pagauti prasmę, arba kitaip sakant, kaip beprasmybę paversti prasme. Ir man įdomi tavo pažiūra į kitas savokas.
neprasmė. Kas yra prasmė, mes apibrėžiam, kad tai yra tikslas, savirealizacija, pajauta laiko. O kas yra neprasmė ir beprasmybė? Ar yra sąvokų skirtumas tarp šitų? Kaip mes galėtumėm atskirti? Ir ar yra, kaip gali reikštis ta beprasmybė mūsų kasdieniam gyvenime? Nes tada, kai tu turi atskirti šviesą nuo tamsos, reikia tamsos. Tam, kad atskirtumėm, kas yra prasminga nuo beprasmybės, mes turim suprasti, kad ne viskas yra prasminga. Kas yra beprasmybė mūsų gyvenime? Žinai, ir beprasmybė yra prasmė. Tiesiog. Aš tikiu, kad viskame yra prasmė ir tai, žinai, kaip žmonės yra linkę skirstyti juodą, baltą, ta prasme, juodą, baltą, gerai, neblogai ir taip toliau. Ir dažniausiai, kur juoda ir tamsa yra kreipiama ir sakoma, kad čia yra blogoji, tačiau mes ne vienas negimėm iš šviesos, supranti? Ne vienas. Mes visi užsimesgėm tamsoj, visos sėklos užsimesga tamsoj, viskas išauga iš tamsos į žemės, ar ne, žemė yra tamsi. Tai va dabar, žinai, tai žemė yra bloga, jinai yra neprasminga. Ar jinai yra derlinga ir jinai turi prasmę, kad kiekvienas gimtų tada, kada jam reikia. Ir taip, kiek tai yra šviesų, mes irgi labai gerai pamatom tamsoje. Tai beprasmybės, aš manau, momentai žmogui yra irgi labai reikšmingi ir prasmingi tam, kad jisai suprastų ir padarytų pasirinkimą, tai aš noriu gyventi ar aš nenoriu gyventi. Nes jeigu žiūrim taip ezoteriškai, dvasiškai, alchemiškai, tai beprasmybės jausmas yra momentas, kad arba aš nebeturiu tikslo, arba aš pamečiau prasmę ir išėjau iš savo vietos, ar ne, va to taško, kuriame aš esu, savo ten šeimos, giminės, hierarchijos, viso to, žinai, ar noriu kažkam įtikti, patikti ir tada aš blaškausi. Tai gali būti ir toksai ėjimas į tą depresijos būseną, kai aš realiai, tai yra, aš nenoriu gyventi ir aš noriu mirti. Ne? Toksai pasąmoninis absoliučiai pasirinkimas. Ir tas momentas, manau, yra labai prasmingas žmogui, žinai, tokios pauzės, dabar yra beprasmybės. Gali vykti alchemija. Visiškai. Gali vykti iš tos tamsos, išeiti į tą skirtumą, pamatyti prasmę, gali žmoguje įvykti didelis pokytis. Labai. Ir ypatingai, žinai, čia kuriems žmonėms, kurie bijo sustoti ir bijo jausti. Nes tokie žmonės, jie visą laiką nori bėgti, jiems reikia veikti, jiems, ką čia laiką švaistai, tu čia tokiam, nieko nepadarei ir jiems labai baisu sustoti, ne? Nes kas bus, kai sustosiu, aš turėsiu būti čia ir dabar ir aš turėsiu jausti, aš nenoriu jausti. Ir tada ką daro visata, ne? Nes jinai, daug, tas visatos sąmonė yra daug protingesnė negu mūsų sąmonė. Ko čia mums lygintis? Ir jinai sudėlioja ten tos reikalus, bum, sako tam žmogui. O dabar tu pabūk štai pauzį be prasmybės. Ir tada, žinai, jinai nėra faina, aš esu patyrus tokių, žinai, irgi etapų be prasmybės. Ir šiais laikais aš jos patiriu, tik kokius, tai paskaičiavus turbūt 4 kart per metus. Ne kažkokie sezoniniai būna reikalai. Ir vėlgi, žinai, aš galiu juos neigti arba aš galiu juos priimti. Šiandieną aš renkuosi juos priimti. Ir aš galvoju, okei, man tai yra pauzė. Nelabai maloni jausti per kūną, tikrai nelabai maloni. Kas tada jaučiasi? Tokia eina apatija, nežinau ar darau, iš viso nebežinau, ar aš ką nors moku, ar aš čia ką nors galiu padaryti, ar aš galiu sukurti, ar aš galiu padėti, ar ne, tokie dalykai. Ir aš tada tokia, žinai, norisi užsidaryti, niekur neiti ir, aš nebežinau, ar aš ką nors moku. Ir šiai dienai aš suprantu, kad čia yra tas mano momentas kažkokios transformacijos, nes man dabar reikalingas šitą pauzę, kad aš pereičiau į kažkokį tai kitą lygmenį, kurio aš dar protų nesuprantu. Bet ar ne, pasaulis, visata mane ruošia. Ir tada įvyksta kažkokia transformacija. Aš leidžiu savo savęs, nespazmuoju, neterrorizuoju, neprievartauju. Leidžiu savo pabūti tas 2-3 dienas, ar ne, nes kai leidži savo pabūti tame, procesas praeina greitai. Ir labai greitai atsiranda akiratyje, o kas vis tik yra prasminga. Ir tada neužtrunka 3, supranti, mėnesių ar panašiai, tada pabūni, leidi ir tada, žinai, toks antras įkvėpimas ir, tai apie ką man šitas buvo, žinai, šitą pauzę. Ir stebėti ženklus, aš manau, kad čia irgi svarbu žiūrėti, kas tose visų pirma pripažinti, kad tų akimirkų pauzių ar kažkokių tokių bet kokių energetinių nenuopolių, bet sakykime, tokio sustojimo, kažkokio nukritimo, kiekvienam egzistuoja, net nepaisant kokio energetinio ar kokio aktyvumo, ar net fiziologinių tų savybių žmogus turi, vis tiek visiems tai pasireiškia. Bet jeigu tai priimi, kaip
tokį momentą, iš kurio mes vėl transformuojamės ir pamatom prasmę. Tai beprasmybė mums yra reikalinga lygiai taip pat kaip prasmė. Aš manau, kad visiškai žinok taip. Taip, aš irgi tokią čia citatą mačiau, vieną mokslinį straipsnį skaičiau tokį, kad mes ten angliškai buvo parašyta, kad mes turime labiau priimti beprasmybės paieškas darbe, negu tą prasmės ieškojimą. Ta beprasmybės priėmimą, toks embrace meaninglessness, ta priimti ją yra daug net svarbiau negu vien tik vaikytis. Reiškia, mes pripažįstame tą tamsumą, tuštumą, kažko nebuvimą, kaip transformacinį būvį link kažko naujo atradimo. Taip. Kaip tu galvoji, kokia, šiaip visko prasmė, kokia gyvenimo, sakykime, visko, tai tokia kaip tik irgi dabar knygą užsisakiau, Meaning of the Meaning. Kokia visko prasmė, kokia prasmės prasmė? Kaip tu į tokį klausimą atsakytum? Aš, galvoju, jeigu mes suprastume, išeitume į tą turbūt absoliutą, ar ne, sąmonę, taptume dievais. Bet, pripažinkim taip, kad taip, kiekviename mumise yra Dievas, ar ne, dieviška dalelytė yra kūrėjo dalelytė ir mes kiekvienas esam Dievas bent po tiek. O jeigu pilnai tai suprastume, mes taptume dievais. Ir aš galvoju, kad prasmė to nežinojimo, ar ne, iki galo yra tam, kad mes netaptume dievais, tam, kad mes nesusireikšmintume ir nepradėtume, neišpuiktume ir nepradėtume, savo suniokojimais ir visokiais kitokiais dalykais. Tai čia toks, prasmė yra beprasmybė. Iš tiesų, kad mes nežinome prasmės. Taip. Ir mūsų nuolatinis ieškojimas prasmės, ta kelionė iš beprasmybės link prasmės paieškų ir yra pati mūsų egzistencijos pats procesas. Mes nežinom prasmės ir nereikia dėtis ar labai norėti visą prasmę žinoti, nes ne mūsų čia viskas taip ir sugalvota. Faktas. O jeigu žvelgiant iš tą savo tokios ribotos prigimties žmogiškos, kiek jau čia mes galėtumėm, kokia pavyzdžiui atrodo tau pačiai gyvenimo prasmė? Aš žiūriu tai visiškai labai paprastai, nes žmonės ateina ir sako, aš nerandu savęs, sakau, klausyk, aš tave radau. Tavo GPS-as, jeigu ką aš galiu pagal telefoną pasakyti, GPS-as aš tave radau, tu čia dabar esi Lietuvoje, aš tave matau, ne? Nes aš tikiu, kad prasmė yra suprasti save, ar ne? Ko aš atėjau, ko mano siela atėjo į šitą žemę. Jau vien tik tai yra toks dalykas, ar ne, kai mūsų siela pasirenka kūną. Nes, vėlgi, ne šiaip sau sukurti, mes esam dviejų lyčių, tai yra vyriškas ar moteriškas. Antra prasmė, antras tikslas yra suprasti, o ką reiškia šitai sielai būti šitame kūne, šitos tautos kūne, kalbos kūne, kultūros kūne, ar ne, šitos žemės kūne ir reikštis per moterišką energiją. Kokia, ar ne, ir kokia ta gali būti moteriška energija, nes vėlgi čia skalė ir kontekstai yra labai labai platus. Lygiai taip pat vyrui yra, viena iš prasmių yra suprasti, o kaip vyras yra. Kažkam yra šitos, sielos atėjime, suprasti prasmė, ką reiškia būti bomžu, elgeta. Pasakyti, o kažkam tai reiškia patirti, ką reiškia skausmas, netekti vaiko, lygiai taip pat, ar ne, kažkuriam sieloms reikia patirti, ką reiškia karas. Tiesiog, ir kai pradedam žiūrėti iš tokios, vėlgi, aukštesnės tos sąmonės būsenos ir suprantam, kad viskas turi prasmę, kad visi čia mes ne šiaip savo atėjom, nes kažkokią tai, žaidimų kambarį, bet iš esmės mes atėjom žaidimų kambarį. Viskas, kas vyksta, yra prasminga. Viskas, kas vyksta, yra prasminga. Ir todėl mes turim tikslų tuo pačiu ir tos pačius ir skirtingus. Ir, tikrai, ko mes negalim teisti žmogaus dėl jo pasirinkimų. Gali paklausti, padėti, bet, nevertinti, neteisti ir nesakyti, aš geriau, man labiau pasisekė negu tau, Nes ne visada, žinai, kam čia geriau pasisekė. Ar tam elgetai, kurio gyvenimo egzistencija yra ir prasmė tokia, ar tam turtinga milijonieriui, kurio yra kita egzistencija ir kitokia prasmė. Nes to žaliavos duotybės visiems yra labai skirtingai atseikėtos. Čia lyginti negalim, bet kai žvelgi pats į save, ar ne, vis tiek tu turi per žvilgsnį į savo vidų ir į savo tokią inventorizaciją matyt galvoti, ar aš geriausiai, ką galiu
su savo šitu instrumentarijumi galiu padaryti ir ar viską aš padarau. Taip. Ne, ir va tame gali būti prasmė, ar šitoje egzistencijai, kuri man užduota, nes dalykų yra, kurių mes nepasirinkom, bet mes darom to pačiu labai daug pasirinkimų. Nu, žiūrėk, aš tai manau, kad, va čia mano filosofija, tai nereiškia, žinai, kad tavo tiesa yra netiesa. Aš manau, kad mes viską pasirinkom. Mes pasirinkom tėvus, mes pasirinkom kraštą, mes pasirinkom giminiai, kurią atėjom, mes pasirinkom DNR, nes DNR dvynių, jisai būna labai panašus, bet vis tiek skirtingas. Mes pasirinkom charakterius. Nu, va taip, kaip žinai, va, pasirinkai tu tą dieną gimti, ar ne? Ir mes žinom, kad planetos turi įtakos. Arba tam tikrus metus. Ir realiai, kai supranti, pavyzdžiui, ne, kad mes viską pasirinkom, mums niekas neįdėjo ir nesakė, nu, va, žinai, pas mane liko tik tai tiek, tau tai. Nes yra, nes yra labai daug žmonių, kurie taip gyvena ir ką tada jie sako, žinai, man įdėgė, aš nieko negaliu, aš gimiau va ten spalio 10 dieną, o tu žinai, kokios yra svarstyklės, jos visada abejoja ir taip toliau ir panašiai, aš nieko negaliu padaryti, tau tai gerai, tu tai avinas, tu visai ir darai. Nusipranti? Bet tada, jeigu tu suvoki, kad tu viską pasirinkai, aš pasirinkau, tai aš esu įgali daryti. Aš pasirinkau ir aš tada pasižiūriu tą savo skrinutį ir sakau, nu gerai, šitą supratau, šitas veikia, nu dabar man taip nereikia, dabar reikia man kažko ir aš galiu persidėlioti, ar ne, padaryti savo tą alchemiją ir kompoziciją, kokios man reikia, ką aš tyrinėsiu, pavyzdžiui, šitais metais ar šitą dešimtmetį. O tas žmogus, kuriam buvo sudėtos atliekos, arba, žinai, kažkas pamaišė. Galvoju, kad ne jis čia. Jo, ir jisai tada yra neįgalus. Gali su tuo kažką daryti, ne? Gali. Net jeigu tu negali, mes negalim būti užtikrinti, kaip ten buvo, žinai, pasirinkimuose iki įmaterintos mūsų egzistencijos, bet bent jau šitoje mes tikrai darome kiekvieną dieną pasirinkimus, ne? Galim, čia visuomet gali pasirinkti, ar taip, ar taip. Ir tu vis tiek gali žinoti, koks tas tavo instrumentų rinkinys yra. Nu, jeigu nori. Jeigu nori. Tai va čia atsiranda tavo prasmingos gyvenimo tokia būtis. Na, reiškia, aš turiu jau ten kaip ir ką aš su tuo darau. Ir aš tikrai geriausiai ar tos talentus užkasu į žemę, ar paleidžiu į apyvartumą, ne? Ar aš kažką tai darau su tuo ir kokia mano apyvarta, žinai, ne? Taip. Nes visiems kažkas yra duota. Nu, nėra taip, kad nieko nėra duota. Tiesiog, ką mes su tuo darom. Man atrodo, kad prasmė tame yra, kiek mes naudojame savo tą vidinę valiutą, kiek mes tų dalykų, nes čia kaip ir su pinigais, žinai, vienas gali iš 10 padaryti 100, kitas gali iš 10 padaryti 0, minus 100. Juk kiekvienas labai padarys skirtingą rezultatą. Tas pats su mūsų gabumais, vienas gali iš mažiau padaryti daugiau. Va čia, šiaip tuose tyrinėjimuose, ar tuose, kiek aš jau čia ten paskaičius dar esu jau ten tų knygelių ar kokį straipsnį, nu tai vis tiek iš to, kad tu ir sakei, kad tikslas yra vienas svarbiausių prasmės imperatyvų, nu, taip, tikslo turėjimas. Tada mums nebereikia tiek daug ieškoti išorinių motivatorių, kurių šiuolaikinė psichologija ir tu pati psichologija ir daug labai populiarėjantis yra psichologijos mokslas, kuris padeda ieškoti, nu visko tada galima ieškoti, kas tik mane užmotyvuoja, gal koks video, gal koks influenceris, gal kokia nebloga frazė, kas nors įdėjo, kokį ant gražų, kokį uždėjo, žinai, viršį, tokių visokių. Gali labai daug paskesti tuose išorinėse prasmės paieškų, nu, išoriniuose dalykuose. Motyvų paieškose ir galbūt, kad tau čia visai netinka. Tai aš galvoju, kad mes dabar esame va tokioje, žinai, labai daug ieškom visur motivatorių, o prasmės paieška yra labai viduje. Mes labai skirtingi žmonės, kaip žmonės vienodi, bet labai skirtingi, ne? Turime labai individualią prasmės sampratą. Taip. Kas man viena bus prasminga ar svarbu, gali visai būti neprasminga tau. Tai va ta, žinai, viduje užkoduota kiekviename žmoguje yra prasmės paieška ir pati mūsų egzistencija yra skirta
gyventi prasmingai. Iš tikrųjų, prasmės paieška, todėl tai viskas populiarėja dabar, kai pavalgyti jau turim ir apsirengti ir kažkaip nebėra labai daug tų egzistencinių iššūkių, vis tik žmogui norisi gyventi prasmingai. Kaip tu matai tą žmogaus ateitį? Žmonė dabar visko čia turi ir iššūkių, ir galimybių. Koks tas prasmingas žmogaus gyvenimas ateityje? Ar čia kažkas pasikeis, ar kai kurios tiesos nekinta per amžius? Aš manau, kad yra toks dalykas, kurio aš pradedu labai ryškiai tikėti, kad sunkus laikai gimdo stiprius žmonės. Stiprus žmonės kuria lengvus laikus. Lengvi laikai gimdo silpnus žmonės, silpni žmonės kuria sunkius laikus. Ar ne? Ir toks yra ciklas ir ratas. Tai dabar taip, buvo tas laikas, kai iš tiesų mes ir gyvenom nepritekliu, ar ne, ir skaičiuodavom, ir matėm prasmę, ir ten tų, tokių, buvo ir filosofinių paieškų, bet iš tiesų mus labai žemindavo tie kasdieniai buities reikalai ir išgyvenimo reikalai, kur tu turėdavai, ir galvoti, ką kalbi, ir kaip kalbi, kad, ir su kuo kalbi lygiai taip pat. Dabar atrodo, žodžio laisvė, visi gali kalbėti, kas ką nori, ir dar, socialinės erdvės, ir, ten gaunasi išvėmė, net negalvoja, ir galvoja, kur pas tą žmogų iš viso yra filtras ir ribų suvokimas. Tai aš labai tikiu, kad, vėlgi, kažkaip tas ratas suksis ir žmonėms nereikės nukrysti iki tam tikros duobės, arba mums nereikės patirti kažkokių stiprių labai aplinkos įvykių, kur, iš tiesų mus vėl pasodins ant užpakalio labai gražiai. Ir tam, kad žmonės atsibūstų, nes dabar tam pertekliuje, pritekliuje, labai dažnas pameta aistrą gyventi, nes yra iš patogumo. Ir buvo irgi tyrimas darytas su žiurkėmis, kuriams buvo suteiktas labai patogus gyvenimas, patogus, ne? Ir kas atsitiko, tos žiurkės nustojo daugintis. Jos netgi nustojo ėsti ir ta populiacija išnyko. O žiurkės, kuriams būdavo, reikėdavo ir pakovoti, ir dėl maisto, ir dėl išgyvenimo, ir viską, jos ten puikiai plėtėsi ir gyveno toliau. Tai dabar mes esam tų pirmųjų žiurkių tokioj stadijoje, kur viskas patogu, nieko nereikia, jeigu negaunu, reiškiu pretenzijas, jeigu ne vadovui, tai tada tėvams, nes tėvai sutraumavo, o vadovas bulina ir taip toliau ir panašiai, ir dar reikalauja, kad kažką padaryčiau darbe. Tai, o kokia to prasmė, vadovo prasmė yra sukurti ir reikalauti. Tėvų prasmė yra išauklėti ir užugdyti, ar ne? Tai nereiškia vien tik tai, kad dabar viską tau nupirksiu ir viską duosiu. Ne, tu turi daug pareigų. Tai dabar tas mūsų tos kartos, jau tų tikrai labai patogiai gyvenančių žiurkių tokį motyvą įkrenta. Patogumas ir komfortas ir malonumai niekuomet nepagimdo labai didelių, tokių proveržių asmenybių ar kažko. Ar dabar tokie geri laikai, mes sakom, pažiūrėsim, kaip bus toliau, bet aš irgi labai pritariu tam, ką tu sakai, iš tokių asmeninių pozicijų, kad iš tiesų šis labai hedonistinis ar labai atsipalaidavęs gyvenimas niekuomet nesutvirtina žmogaus, bet iš kažkokio skurdo, iš stygiaus, iš noro kyla. Tas stygiaus fenomenas, jis gimdo norą kažką daryti. O perteklius yra gerai tuomet, jeigu jis labai sąmoningai valdytas. Jeigu tą perteklių mes priimam kaip gausą, su dėkingumu toliau ją gausinti, o ne ją eikvoti. Taip, toj tarnystėj pasauliui kažką duoti, kažką dar padaryti, kažko, aprūpinti ir tada iš to dar tu gali rasti naujus iššūkius, naujus kūrybinius dalykus, ar ne? Tu tada pereini į tą klestėjimo momentą, bet to, klestėjimo tarnystėje ir naudos davime, ne tik, kad savo dabar prikausiu, bet tada tu labai gražiai gali tą praplėsti ir išeini į tarnystę pasaulyje, o tame yra labai didelė prasmė. Labai. Tarnystėje pasaulyje iš tiesų yra didelė prasmė gausinti tai, kas mums duota, gausinti savo talentus, gausinti kūrinyje, saugoti, bet neįkvoti ir turtinti. Labai ačiū, Milda, už tai, kad mes apie prasmingus dalykus pasikalbėjome taip nuotaikingai, kaip visuomet su tavim yra taip tiesiog linksma, gera, bet tame ir yra prasmė nesureikšminti labai protingai dalykų, bet viską žvelgti su tam tikra nuotaika, su ta gaidele, kurios mums šiandien tikrai netrūko. Ačiū visiems klausiusiems, žiūrėjusiems Prasmės alchemiją ir kartu su Milda linkime jums ieškoti prasmės
ir gyventi prasmingai ir laimingai. Čia prasmės alchemija.